Saulutė raudona, vakaras netoli, eičiau namo gulti, dar miegant nenoriu, eičiau namo gulti, dar miegant nenoriu, o eičiau, ant kalno aukščiausia, ar nepamatyčiau savo mylimiausia, ar nepamatyčiau savo mylimiausia, kad ir pamatyčiau, nieko nesakyčiau, prie savęs vadinčiau, meiliai pakalbėčiau, prie savęs vadinčiau, meiliai pakalbėčiau. Viena žvaigždė šviesi, antra dar šviesesnė, o mano mergelė už visas gražesnė, o mano mergelė už visas gražesnė. Ačiū Virgūniškiam, o dabar labai noriu dainos. Iš kur tuovi? Broliai, sesės, nemylėję, nei linelių nepasėję, remštedrem. Olerilė, olelelė, remštedrem. Kad ir sėję, nederėję, eglių šakom nugulėję, remštedrem. Olerilė, olelelė, remštedrem. Iš jo brolis į vaiskelį, palik sesė mažulelį, remštedrem. Olerilė, olelelė, remštedrem. Par jo brolis iš vaiskelį, ant seselį už stalelį, remštedrem. Olerilė, olelelė, remštedrem. Ai suklausti motušelį, kas tai buvo do vyšnelį, remštedrem. Olerilė, olelelė, remštedrem. Tina buvo ne vyšnelį, tina tavo seserelį, remštedrem.
remštedrem. Oi, lelylia, oi, lelelė, remštedrem. Auksą žyda ir šaliką, žalių rūtelių vainiką, remštedrem. Oi, lelylia, oi, lelelė, remštedrem. Tos obelėlis, baltas karelės taisosi, turbūt ruošiasi dainuot, man atrodo. Marytė, ar uždainuosim? Mėginsim. Pabėginkim. Aušta aušrelė jaudina, patekė saulelė raudona, patekė saulelė raudona. Tekėk mergytė už žmonės, balta lelijelė už žmonės, balta lelijelė už žmonės. Sunkių darbelių nedirbsi, ar nelin rugelių nerinksi, kalnelį rugelių nerinksi, kalnelį rugelių nerinksi, rankoje šinelę negrėsi, rankoje šinelę negrėsi. Už baltą stalelę sėdėsi, kaip raudona rožė žydėsi, kaip raudona rožė žydėsi. Svirinį riešutelius gvaldysi, sodne obuolius skabėsi, sodne obuolius skabėsi. Netiesa kalbi bernelė, ne vienodi jūsų žodeliam, ne vienodi jūsų žodeliam. Ty obuolelė vargelė, ty riešutelė ašareles, ty riešutelė ašareles. Visi šitie žmonės visai neseniai buvo Kuršėnuose, kur vyko graži dainų ir šokių šventė Medžių kalba kalba. Toj dainų šventėje mes dainavom vieną bendrą dainą, kurią dabar norim pasiūlyti paklausyti ir jums. Gal nebuvot Kuršėnuose, paklausysit čia. Tai gal galime dainuoti? Galima, prašom visus, kas mokate žodžius, kas bent pradžią žodžio išgirdęs galit pabaigti žodį, pabandykit prisidėti prie mūsų. Šilts pavasarėlis Dėl žmonės atėjo subėra žygelės, ašardė išėjau subėra žygelės, ašardė išėjau. mergelė jaunoji Keleliu eidama meilinga žodelės monė, kalbindama
antrą kartą įteiksime Romualdo Ozolo vardo stipendijas. Šitas stipendijas 25 metais įsteigė Šiaulių rajono savivaldybė, 24 metais Šiaulių rajono savivaldybės merui Česlovui Greičiui kilo idėja, kad reikia kažkaip populiarinti ir traukti jaunus žmonės su Ozolo vardu į Šiaulių rajoną. Bendra stipendijų suma yra 3000 eurų. Už pradedantis rengti bakalauro arba magistro darbo studentai yra įvertinami 500 eurų stipendija vienkartinė, o už baigiamąjį darbą yra teikiamas 1000 eurų stipendija. Taigi šiemet mes neturėjome vienos kategorijos stipendijos ir turime vieną kaip čia, pradedantį darbą studentą, kurio tema labai atitiko Ozolo pasaulėžiūrą, ir 2 baigiamuosius darbus. Taigi pradedu skelbti, o stipendijų, nežinau, galbūt stipendijos atkeliavo, linksiu Martynas, kad tikrai atkeliavo ir pasiekė jų sąskaitas, o šiandien Šiaulių rajono savivaldybės meras įteiks sertifikatus ir iš tikrųjų mes tos jaunus žmonės norim augintis ir čia pas save šiek tiek ozoliška dvasia, kad jie žinotų, kad Bazilionuose yra iš tikrųjų Ozolo biblioteka, kad jie čia yra laukiami, kad gali atvažiuoti, gali studijuoti ir truputėlį gal vasarom net pagyventi, bet apie tai vėliau. Kviečiu Šiaulių rajono savivaldybės merą Česlovą Greičių įteikti Romualdo Ozolo stipendiją. 26 metų Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta Romualdo Ozolo stipendija skiriama Martynui Kazlauskui, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programos 1-ojo kurso studentui. Už magistro darbą tema Baltarusių diasporos Lietuvoje istoriniai naratyvai. Sertifikatą bus pačiam įteiktas kitais metais, kai tu savo darbą pabaigsi, apsiginsi ir vėl pretenduosi į Romualdo Ozolo stipendiją. O dabar tau sėkmės ir labai tavęs laukiame Bazilionuose, nes galbūt kažką rasi ir apie Baltarusių diasporą. Tai noriu padėkoti labai už šitą priėmimą, ačiū. Labai džiaugiuosi gavęs šią stipendiją. Dabar teliko tik tais patį darbą parašyti. Labai jaukus priėmimas, labai malonu matyti tiek daug susirinkusių žmonių. Prisipažinsiu, pirmą kartą esu Bazilionuose, atvykau iš kito Lietuvos krašto, esu iš Trakų rajono, Vilniuje studijuoju. Labai buvo įdomi diskusija, galbūt nesaip sutinku, bet tikėjau demokratiją, nuomonė įvairovė ir irgi tema irgi susijusi galbūt apie ką irgi buvo kalbėta, galbūt simboliška, kad esu iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, kuris buvo čia paminėtas. Taip, politikos mokslai yra jautri disciplina, taip, tačiau galiu pasakyti, ką tikrai institutas man davė, tai kad girdėti vieni kitus, klausytis, diskutuoti ir ieškoti kažkokio bendro sutarimo, dalyvauti dialogę. Ir tikrai galiu pasakyti, kad institute yra užtikrinama nuomonių įvairovė, yra visokių, tikrai turiu kurso draugų, tai irgi. Ir malonu čia dar kartą atvykti į Bazilionus, esu pirmą kartą, tikrai labai šiltas priėmimas ir ačiū jums visiems. Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta Romualdo Ozolo stipendija skiriama Ratiliokiai Ugniai Juozapavičiūtei, Vilniaus universiteto kalbotyros, taikomosios kalbotyros šakos, magistrantūrų studijos programos studentei už magistro baigiamąjį darbą tema Metaforos 24 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų diskurse. Stipendijos dydis 1000 eurų. Šiaulių
rajono savivaldybės įsteigta Romualdo Ozolo stipendija skiriama Nerilei Janauskaitei, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorijos bakalauro studijų studentei už baigiamąjį darbą tema tuometinio Šiaulių miesto elito atmintis apie permainų laikotarpį 20 amžiaus 90-10 dešimtmečiuose. Stipendijos dydis 1000 eurų. Kadangi Romualdas Ozolas, besimokydamas universitete, lankė tuometinį folkloro liaudišką ansamblį, su kuriuo 56 metais Čekijoje laimėjo aukso medalį. Rastimo. Iš visos Lietuvos esame susirinkę visuose skirtingose miestuose, miesteliuose, pačiuose įdomiausiuose gimę, iš ten kilę. Tai turim pas save ansamblį ir žemaičių, ir dzūkų, ir suvalkiečių, aukštaičių. Mažosios Lietuvos grynakraujų, nu dar neturim, ale ko laukiam. Tai gražiausios to krašto kostiumus demonstruoja. Bet mažosios Lietuvos atstovų neturim, užtat turim vieną savo narę iš Latvijos. Tai Paula Pohulios. Nu, žinokit, ne tik iš skirtingų miestų ir miestelių, o ir iš skirtingų fakultetų ir visokių studijų programų esam. Tai pas mus netrūksta nei medikų, nei fizikų, istorikų, nu filologų visokių turim. O mus visus vienyje nukasdi. Meilė folklorui. O man toks džiaugsmas būna per repeticijas. Žiūriu, sukasi gyvi jurkai mūsų ratiliokai, šokia žingsnelius, dar kokią dainelę užtraukia. O labiausiai širdelė tai taip susopsta, kai savo gimta tarme, savo gimtąją šnekta prašneka. Taigi kviesim ir patiem pasigrožėti, pasigėrėti skirtingų pakraštų visokiam gerybėm. Šiaurės vėjelis, vai
kiaušinė, pagaliniai grūšia, diena vaikščiojo, graži merga palėjo žarų, diena vaikščiojo, graži merga palėjo žarų. Visi esat kviečiami ateiti ir su mumis pašokti. Kadangi šokiai nebus sunkus, jie bus labai lengvi, tai mes tikrai prašome ateiti, prašom, stojame. Pas mus yra šokėjų, kurie mielai jūs priims. Ir kas tik tais nori, prašau, tikrai ateikite. Ar bus tokių? Fokstrotas, aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Išmokysim,
nuostabus, mes buvom ansamblis Vilniaus universiteto, Ratilio. Ačiū ir iki kitų pasimatymų. Pirmiausia, norėčiau padovanoti vieną ąžuolo lapą, kuris 700 metų Dubysa gulėjo. Pakeliui į Raseinius, į tai Vidurius. To instrumentu, kurio groja profesorės Ainės Armonaitės pavaduotoja. Kurie groja? Penktų metai. Raimondas Ozolas grojo ten kontrabose. Plaktukų daužė per stygą, bet jis grojo dainų ir šokių liaudies ansamblį. Tai 5 metai tęsiasi. Dabar ta studentė, kuri grojo filosofo Leonido Donskio atminimui skirtomis kanklėmis. Šiek tiek veterinarijos. Aš vieną kartą apie kiaulės organizmą pasakojau Vėliui Marnai, kaip pripūsti kiaulės pūslę. Surašiau 10 minučių tekstą, paskutiniai žodžiai buvo, sakau, vis tiek tu susprogdinsi. Taip buvo, ne? Tai dabar, kaip sakoma, stritizas yra toks, kad čia yra kiaulės pūslė. Ir kiaulės žarnos iš lentos. Ir arklio uodega iš Jursaičių žirgyno. Ir pūslė pabėgo. Folkloras gaunasi taip. Su arklio uodega braukit per kiaulės žarną ir ką mūsų. Čia nežinau, kur pritaikysi. Jo, po maestro tokių dovanų sunku kažką tai ir nustebinti. Tai visų pirma, ačiū už atvykimą į Bazilionus. Ačiū už šokį, čia pusę suprakaitavusių mūsų, bet toks yra. Tai vadovas jums oficialiai padėka folkloro ansambliui Ratilio už dalyvavimą Ozolinėse. Ačiū. Pas mus Kuršėno šneka taip, jeigu buvo iš Šiaulių kraštelį, kai ko paragavo. Gerai yra kiaulės žarnos ir arklio uodega, bet Kuršėno miniotinis ir dagerė. Tai kur čia ta mano šaknė? Ansamblio vadovui nuo Seimo nario Eimantą Kirkučią. Taip, tai aš noriu pasakyti, atvažiavo Ratilio ir užkūrė pirtį, užkūrė taip, kad pas mus visus turbūt žarnos vartėsi, ir ne taip. Tikrai taip, ačiū Jums labai. O sako, jaunimas į telefonus sulindė. Nu kur sulindė, pažiūrėkim, pabandykim sulysti telefonus, o paskui taip padainuoti ir pašokti. Neišeis, kiek čia darbo kruvino yra. Ačiū vadovui, ačiū Jums jaunieji. Jaunimėlis tai mumis nušokdina. O dabar mes nepasiduosim ir mes parodysim, kad lietuviai iš tikrųjų yra pati dainingiausia tauta. Arūnai, padėsi? Nu, jeigu susėdo ir Albertas, tai reikėjo dainą dainuoti. Oi, motin, motin. Oi, motin, motin, motinėle mano. Oi, motin, motin, motinėle mano. Oi, motin, motin, motinėle mano. Kodėl neparėkė manęs apleidė. Kodėl nepavyko
čia turim du nuostabius žmonės, kuriem reikia padėkoti, kad mus čia visus subūrė, padarė šitą nuostabų renginį. Sako, žmogus yra gyvas tol, kol jį atsimena. Tai norėčiau pakviesti ir padėkoti nuo Bazilionų miestelio bendruomenės dviem svarbiem asmenim, tai Rimantas Gorys. Šlapiuoju aukštus kalnus žalius birštvinę.